noriu pasakyti, kad iš esmės buvom apylygės komandos, jeigu būtume pilnų sudėčių. Kadangi mes atėjom į varžybas 5 žmonės, tai manau, mums labai pasisekė, nes įvykdėm planą 100%. Dar prieš pradedant žaisti buvom sutarę, kad jeigu įmanoma greitai užbėgom ir turim pasidaryti taškų rezervą, kas pirmą kėlį, man atrodo, ar 16 ar 18-0 mums pavyko. Ir po to, kaip ir buvo tikėtas, jie visą laiką tirdė tą persvarą, kol galų gale beveik ištirdė, nes palikom žaisti 4. Tai šiaip sulošėm 100% super varžybas, nes 5 prieš realiai profesionalią komandą, RKL komandą, net juokas įma, bet labai maloni pergalė. Varžybas vertinti tikrai labai blogai, jeigu 5 žmonių negalim apsižaisti, tai mes galim apsižaisti. Gal 4 net galėtum. Aišku, pradžiai irgi 17-0 tikriausiai čia buvo. Gal sekmadienis, todėl tai baisu. Teisėjai, aišku, porą pražiopsojo. Sekmadienis tikriausiai dar savaitgalį neatsigavė. Bet tiek pasiteisinimų čia negali būti. 5 žmonių nepasižaidžiam. Mes kovosim toliau vis tiek. Tikriausiai išeisim į kitą etapą, ten jau kaip bus. Gal atsirevančuosim, bet kaip bus.